ir pabandyti užkurti, pažiūrėti, kas blogai, tada vėl viską išardyti. Kai šiaip per pozityvas, pažiūrėti, kas blogai. Labas vakaras. Turime antradienį vakarą po darbų. Tai turime kelias problemas, nes mes be jų negyvenam. Tai pradėsime nuo pačios paprasčiausios. Ir dabar ką darysim, tai turime Mazdos vairo kolonėlę, kurią tvirtinsime tiesiai prie traveso šioje vietoje. Net matote, čia jau centras maždaug atžymėtas. Bet atsiranda problema ta, kad mes negalime, jeigu tvirtinsim taip, kaip viskas yra, ratas pilnai susukus susisuks tiek. Tai visą laiką apsisukinėti su burnautu tikrai yra nesąmonė ir mes norim padaryti, kad ratai susisuktų tiek, kiek ir gamykliškai susisukdavo. O kad tą padaryti, reikės mums tiesiog pakeisti šarnyro tvirtinimo vietą. Tai mes taip vizualiai čia maždaug kažką pamatavom, tai realiai kažkur iki čia patrumpinus gal bus gerai, bet nieks nėra aišku. Ir Aurimas šiandien gavo mažytę siuntelę. Čia yra ta dalis, kur eina iš salono, taip? Jo. Iš salono į Engine Bay. Tik jinai neateis iki Engine Bay, nes jinai per trumpa. Tai mes tą ir patikrinsim, bet pradžiai išsivalysime šitos alyvos likučius ant traverso. Pabandysim pritvirtinti kolonėlę. Diametras irgi nelabai. Nu, čia reikės. O čia, jeigu nuimsi? Tai čia vis tiek nepasieks. Nu, žodžiu, čia viskas reikės pagaminti. Viskas tvarkoja. Gerai, nu tai dirbam. Primontavom vairo kolonėlę, tiksliau pritaškavom, netgi nepritaškavom, prisnargliavom. Vieną snarglį. Tai kaip matot, dabar reikia mums ją išsimatuoti ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, nu žodžiu, visais kampais, kad jinai būtų tiesiai su automobiliu ir kažkiek tiesiai su pasauliu. Palikome iš tiesų ten, jeigu mato, tokį nedidelį tarpą, bet matyti jo užteks. Nenorėjom, kad būtų per žemai ir per aukštai. Nes automobilis turės nemažai dropo ir mes norėjome, kad svirtis būtų ganėtinai tiesiai. Tai gausis, kad kai mašina nusileis ant žemės, ratas pasikels į viršų ir čia viskas bus ganėtinai tiesiai. Tai dabar Aurimas ieško gulščiuko, pamatuojam kampus ir bandom prisitvirtinti. One eternity later. Na, kaip matote, čia pjaustam, virinam ir gręžiam, tai darome jau kokias 36 valandas, jeigu nedaugiau. 4 diena kokia iš tiesų. Tai ką dabar matom ant stalo, tai yra senoji traukė, kuri jau buvo patrumpinta apie 3 cm. Deja, to mums neužtenka, ratas susisuka per mažai. Tai Aurimas šiandien prieš man atvažiuojant dar šiek tiek nutrumpino. Tai matome jau realiai nutrumpinta kokie 5 cm, jeigu nedaugiau. Tai tuoj atsuksime šios 2 važiuoklės varžtus, stabilizatoriaus varžtą. Tuoj, tik puškėlės. Tuoj, tik 1, 2, op. Ir šitą, tada pabandysim išimti šitą įdomią spiruoklę su insertais. Tai einam darbuotis, atnaujinsim situaciją, parodysim, kaip juda važiuoklė, surinkus viską į krūvą.
Šiaip pastebėjome, kad jūs žiūrite ir mūsų angliškus video iš statistikos, tai išvada tokia, kad galim daryti matyti viską angliškai. Ne, jie nori pasijuokti iš mūsų anglų kalbos. Na tai žodžiu trumpai, Aurimai, ką dabar čia turim? Tai turim dropą, fake dropą, kadangi išėmėm spyruoklę, jinai čia gyvena. Tai dabar padarėm tokį plius minus aukštį, kokiam aš važinėjau, kaip matot, gan žemai važinėjau. Tai turim rezultatą, ką mes norėjom pažiūrėti, ar ten traukė, šitoje vietoje užsilaužė ir čia nieko neliečia. Tai biškaip daug pašviesiu aš. O, pašviesk. tai va, puikiai matome, kad jinai yra beveik tiesiai, bet jinai tiesiai dažniausiai nelabai ir būna. Ne, tai ypač ant dropinto automobilių jinai dažniausiai būna jau labai nefainų kampų, o čia dar sąlyginai neblogas kampas, kai su tokiu aukščiu. Tai mes esam labai laimingi rezultatų ir galim bandyti daryti kitą pusę. Jo, tai dabar, matyt, reikės spyruoklę atgal sudėti. Ne, palik. Tai va, tai dabar ką mes darom, tai sudedam atgal važiuoklę, pasidarom kitą pusę ir lendam į saloną gaminti kolonėlės, kad pagaliau galima būtų mašiną išvairuoti iš čia ir nebereiktų mums jo stumdyti pusę valandos į vieną pusę. Tai judam tolin. Taigi, rankose turiu Mazda MX-5 vairo kolonėlės stiebo dalį. Jie nukalėjo nuo pačios kolonėlės ir surprizas, bet ta dalis nuo Corolos mums tiko tiesiai ant MX-5 vairo kolonėlės, kas yra nerealu. Uždėjau netgi gumą apsauginę laikinai. Dabar pabandysiu nusileisti mašiną ir pasižiūrėti, kiek trūksta šio vamzdžio. Greičiausiai čia reikės nupjauti, prailginti ir suvirinti. Tai kol kas aš tiesiog pasileisiu mašiną žemyn ir pažiūrėsiu, kiek ten iš tiesų mums trūksta. Ir tada jau Aurimas kol kas gamina kitą vairo traukę. Ir kai jis ją pagamins, pabandysime susukti viską atgal į vietą ir pabandysime gal jau net šiandien ir pavairuoti. Koks ir buvo mūsų tikslas. Tai leidžiu mašiną žemyn, pabandom pasimatuoti, kiek ten trūksta ilgio ir žiūrim, kaip tai išspręsti. Eventually. Sveiki sugrįžę! Aurimai, ką veikiai savaitgalį ar ne tik savaitgalį? Tai aš tą mikrofoną laikau, tai dabar šiandien jį ir pašnekėsiu. Savaitgalį jo, aš iš tikrųjų buvau čia ne vieną dieną. Tai kas įvyko? Turim dabar jau galų gale vairas susijungia su vairo kolonėlė ir galų gale iš salono galima pasukti ratus. Tai tam prireikė dar vienos Toyota tos vairo traukės, kurie eina iki vairo kolonėlės. Tai sunaudojau jas dvi, supjaučiau, suvirinau, pragrėžiau, žodžiu, ten pasismaginau. Padariau, dabar viskas vairuojas, viskas yra labai fainai. Tada, ką aš dar padariau? Ai, pedalą taigi dėjau gauti, teisingai, pamiršau visai. Tai jo, salonė jau randasi CLS 55 AMG gazo pedalas. Tai jau visus tris turim, jau tikras L manuel pas mane. Jo, ir čia iš tikrųjų sugaišau gan daug laiko, nes labai toks time consuming užsiėmimas buvo. Jo, tai matot iš video daug čia vietų yra, kur taip tiesiog, pataškuota, pasnargliuota, kaip čia pavadinsi, taip Semi-permanent. Pusiau laikina. Tai ir čia va yra, tai mes tas stebulių galus tos darysim custom, bet kokiu atveju čia taip neliks. Nors ir dabar laikytų, taip driftė važiuoja. Kažkas su BMW tai važiavo ir viskas labai gerai buvo. Tai kol kas gal taip ir bus, o gal ir ne, pažiūrėsim. Jo, bet šitas traukės, tai mėginsime parinkti tiesiog tokias dvi detalės, kad susisuktų ir nieko čia nereiktų virinti. Tiesiog dabar, kad galėtume stumdyti mašiną ir būtų daug patogiau. Ir jeigu žiūrit mūsų epizodus nuo pat pradžių, kai pirmą kartą čia buvom įdėję tos pustušius, tai čia ne visai viskas tiko. Ne, pustušius. Oi, kardanus. Jo. Tai kardanus dėjom atvirkščiai. Jo, mes kažkodėl galvojom, kad ta dalis eina gale, o šita dalis eina prie dėžės, pasirodo ir atvirkščiai, šita dalis eina nuo kardanų ir čia puikiai prisisuka, matote, į originalią vietą, čia aš dabar negaliu pakreipti, va tai va. Tai jis taip ir gyvens, labai faina, kad nereikia perdarinėti, nes kuo daugiau perdarinėti, tuo daugiau po to dar daugiau perdarinėti reikia, nes čia tokia užburtas ratas.
Tai jo, šitą dalį paliksim originalią ir dabar vat, už tai rankoje laikau šitą kardano gabalą, kuris yra nuo šitos greičių dėžės. Ir dabar reikia pasimatuoti, kiek mums reikia nupjauti, patrumpinti ir, žodžiu, bus dada. Jo, ir atlikus šios darbus, jau matysite mūsų timelapse, kaip mes įmam variklį lauk. Mes su Aurimu kaip tik dar savaitgalį aptariam, kaip tai bus lengva padaryti. Aš galvoju, kad mes jį gal per apačią, žinot, leisim. Nu, tai yra vienas iš variantų. Bet tada mašina nebeišvažiuos. Skamba nelabai gundančiai. Tai iš esmės, kas nutiko? Tai jeigu atkreipsite čia dėmesį, tai šitos kolonėlės čia nebuvo, jinai egzistavo šioje vietoje. Ir tada variklio Ne jinai egzistavo, ten egzistavo. Na gerai, kažkur laukia gyveno jau tos dalis, bet mechanizmas gyveno čia. Ir dabar gausias, kad labai stačių kampų gal išlystų, bet greičiausiai ne, nes kabinsis už greičių dėžės. Tai gal. Mes pabandysim, aišku. Taip, mes pabandysim. Tai dabar ir bandom tada prisimatuoti, atsižymėti kardaną, kad galima būtų surinkti šią dalį ir lūpam variklį. Kad būtų galima surinkti tepalo pompą. Tepalo pompą, karterį ir tada prie variklio dar tą reikia padaryti parazitinį guolį, kad vandens pompa daugiau diržo ploto turėtų. Ja, tai nedaug žodžiaujam ir einam daryti. Tai kaip matot, variklio nebėra, o jo nebėra, nes reikia įdėti parazitinį, kaip parazitą, ne? Ja, parazitų turim užveisti prie šito variklio, kadangi dabar yra vandens pompa čia ir jeigu dabar padarytume viską taip kaip yra, tai gaunasi, kad įtempimas, nuo čia kažkaip taip, tai ganėtinai mažai įtempimo būtų ant vandens pompos ir matyt buksuotų, tai mes čia padarysim parazitinį ir tada gausis, kad diržas eis čionais žemyn ir tada jo daug daugiau klius vandens pompa ir bus viskas. Jo, dar mes prieš išimant variklį atsižymėjome labai daug dalykų, kur reikia pripjauti. Toliau lengvinam. Po to sunkinsim, kai virinsim. Tai va, kaip matote, ten Aurimas irgi jau skilutė yra padidinęs, šiaip sunkiai matos, po to matysit, kai kibulinis jau darysim. Dabar iš esmės norim apsitvarkyti čia, prisipjaustyti, dar sykį mest ir pabandyti užkurti, pažiūrėti, kas blogai, tada vėl viską išardyti. Kai šiaip per pozityvas, pažiūrėti, kas blogai. Na, čia va matote, jau yra skylė, dar aplinkui apžymėta, tai iš tiesų čia dar reikės šiek tiek patobulinti. Ten irgi reikės šiek tiek patobulinti, bet iš esmės viskas atrodo neblogai. Šiandien antradienį tiek, mes grįšim šeštadienį arba sekmadienį ir matyti viską tai matysit vienoje krovoje. Nepamirškit paspausti ir pasidalinti su draugais, keliaujam į savaitgalį. Šeštadienis. Tai su Aurimu tęsime darbus, kaip matot, esam stipriau apsirengę, nes laukia yra šiek tiek vėsiau. Aurimas šiuo metu daro laikiklį diržui, tiksliau ne diržui, papildomam škyveliui daro čia laikiklį ir tada diržas įsitemps biškį kitaip. Kol Aurimas užsiima tais dalykais, aš pamatavau B16 kompresiją, čia matot K20, tai tą K20 reikia atsivežti vidų, o kad tą padaryti turiu susitvarkyti šiai kampelį. Tai dabar darau tvarką, tada atsitempiu čia ir einu virinti. Taip, kaip ir kalbėjom praeitoj, kad čia antradienį mes buvom. Tai kaip ir sakėm antradienį, čia va matot yra žymėtos vietos, čia darau ten, nu žodžiu, čia reikia pjaustyti, tada viską užvirinti, tada viską nusiimti, nuvežti, nudažyti, nusmėlioti. Nu žodžiu, darbų kalnai, tai nedaug žodžiaujam, einam dirbti ir jūs atnaujinsim, kokią situaciją turime šiuo metu. Matote, mes čia su Aurimu šiek tiek pastrigom, pradėjom valyti karterį, kad jį uždėti, užmetėm naują tepalo pompą ir nuėmėm naują tepalo pompą. O nuėmėm, nes jeigu atkreipsite dėmesį, šioje vietoje, prie mano piršto sunkiai matosi,
bet nuo grandinės net buvo greičiausiai. Čia. Nesimato pas tave. Va, puikiai matosi. Grandinė truputį draugavo su bloku. Jo. Tai dabar bandom tiesiog suprast, kokia priežastis, kad taip įvyko. Nes ar ta pompa originali, kur buvo ant šito variklio, ar šita pompa esmė ta pati, kad fiziškai nelabai sunku grandiniai pasiekti šitą vietą, kur jau prasitrynė. Tai va dabar bandom išsiaiškinti, ar kažkas, kai grandinę keitė, uždėjo gal netyčia per ilgą grandinę ir dabar turim, ką turim. Netgi šitie įtempėjai būna skirtingos formos ir jeigu netyčia jį uždėjo netokios formos, tai irgi gali būti lygiai tas pats. Ja. Nes dabar jisai yra realiai pilnai atsidaręs ir mes kai uždedam tepalo pompą, jis taip ir būna. Jis Jo. nieko neveikia. Jis realiai prilaiko, bet niekiek netempia grandinės. Tai dabar pasistengsime kažkokiu mistiniu būdu prasiskaičiuoti, kiek čia yra tų lomelių. Nareliai. 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 Narelių. Ir tada ieškosime internete informacijos. Jeigu jūs žinot atsakymą, parašykit, gal mes kažko nežinom. Jo, gal kas turi išsiardęs M113 variklį, būtent tokį. Ir jo, gali paskaičiuoti, kiek tempalo pompos ilgis nareliais, arba jie bendrai ilgis. Tai va, čia gal drifteriai labiau žinos. Jie dažniausiai ardo. Tai va, tai šiandien matyti tiek, einam googlinti. Ačiū, kad žiūrėjot. Iš to, ką žadėjom padaryti, padarėm. Beveik nieko, va, padariau O. įtempėję. Teisingai. Ir fun fact, diržas liko tas pats. Net nematavęs padariau, kad diržas tiktų. Tai va, tai kaip sakant, paspaudžiam ir iki kito.